Sveiki, aš esu Agnė, šiandien esate Kaune Fit Club. Čia dirbu trenerė ir esu Bikini Fitness atstovė. Šiandien parodysiu jums savo pečių treniruotę. Treniruotę pradėsime nuo lengvo apšilimo, 10 minučių ant bėgimo takelio ir pradėsim treniruotę. Treniruotę dažniausiai pradedu spaudimu sėdint, pradedu nuo lengvesnio svorio ir perimu prie didesnio. Taigi šis pratimas skirtas pečių deltom, jis yra pats pagrindinis bazinis pratimas. Aš jį visada dažniausiai pradedu treniruotės pradžioj, visada didinu svorį palaipsniui. Svarbiausia žiūrėti techniką. Pratimas būtų galiniai pečių deltai. Pradėsime nuo mažesnio svorio ir taip pat prieisim prie didesnio svorio. Visada šį pratimą atlieku atsirėmus į senelę. Kai atsirėmėm į senelę, nugarą visi, rankas išleidžiam ir alkūnėmis traukiam šiek tiek atgal. Deltai darysiu mostus į šalis, taip pat pradedu nuo mažesnio svorio ir jį didinu palaipsniui. Kojas pastatome pečių plotyje, per alkūnės rankas šiek tiek lengvai sulenkiame ir keliame į viršų. Aš ją traukiu iki krūtinės. Sekantis pratimas būtų skirtas priekiniai ir galiniai pečių deltai. Čia svarbiausia atlikimo technika. Stenkitės atlikti taisyklingai, jeigu kas, prašykite trenerio. Sekantis pratimas būtų mostai po vieną ranką pasvirus, jis skirtas vidiniai pečių deltai. Taigi tokia buvo mano pečių treniruotė. Aš ją darau vieną kartą savaitę. Kai bebūtų gaila, mano pečiai atsilieka, todėl stengiuosi svorį palaipsniui didinti. Darau visada 4-3 kartus po 10-12. Jeigu patiko video, laikinkit, šerinkit, komentuokit, jeigu kažkas nepatiko. Mano kontaktus rasite apačioje. Jeigu norite su manim pasportuoti, mielai lauksiu. Fit Club. Taigi, sėkmės!